Sveiki automobilių vairuotojai. Šiandien Kretingoj žiūriu automobilį Audi Q5 2015 metų, 3 litrai 176 kW dizelis, automatinė dėžė, ryda 128 tūkstančiai, 4 varomi. Tai trumpai, kaip visą laiką, apie automobilį, apie variklį. Varikliai labai geri, važinėja ir iki 400 ir iki 500 tūkstančių, bet kai yra apie 200 tūkstančių, reikia jau stebėti grandinės, barškisi ant šalto variklio, bet galima ir neišgirsti jo ir iki 150, bet jau geriau, aišku, prie 250 pakeisti grandinę. Tai va, dėžės stovi BMW ZF8HP 55, tai vieni iš patikimiausių dėžių. Taip pat Audi Quattro sistema yra taip pat labai gera, viena iš, man atrodo, geriausių kol kas automobilių sferoje. Pakaba aliuminis. Kaip važiuosim, taip ir remontuosim. Remontas, kaip ir visų pakabų šiuolaikinių automobilių, nėra nei brangus labai, nei pigus. Tai viršutiniai salindblokai, apatiniai svirčių salindblokai, šarnyrai ir taip toliau. Tai pradedam patikrą. Tai va, pradedu nuo pirminės apžiūros. Tai priekinis kairės pusės žibintas, taip pat ir dešinės pusės yra pakeisti į europinius. Bamperis yra taip pat pakeistas į originalą. Kažkokių pažeidimų nematau. Su sparnu sueina gerai. Kairysis sparnas be vizualinių kažkokių pažeidimų. Priekinė kairės pusės stojkė vadinama taip pat be vizualinių pažeidimų. Priekinis stiklas kairė pusė tvarkingas, durelės kairiai pusiai vairuotojo su sparnu tarpai yra lygus, kairės pusės galinis veidrodėlis be trūkumų, durelės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, tarpas tarp durelių kairiai pusiai yra lygus, kairisios durelės galinės užsidaro, atidaro gerai, rankina laikosi gerai, tarpas tarp sparno galinio ir durelių yra lygus, kairysis galinis sparnas taip pat be vizualinių kažkokių pažeidimų, stogas lygus, galinis kairės pusės žibintas neprasavęs, neįskylęs, bamperis kairės pusės galinis su sparnu sueina gerai, bamperis kairės pusės vizualiai atrodo gerai, duslintuvai švarūs, dangtis truputį buvo pabraižymai matomai uždažyti, dangtis centrinė dalis tvarkinga, bamperis centrinė dalis tvarkinga, dešinė pusė galas taip pat vizualinių pažeidimų nėra, sparnas galinis dešinės pusės su bamperiu sueina gerai, dešinės pusės žibintas neprasavęs, pažeidimų nėra, dešinės pusės sparnas vizualiai atrodo gerai, įpylimo dangtis užsidaro, atsidaro gerai, dešinės pusės durelės galinės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, tarpas su sparnu yra lygus, tarpas durelių dešinės pusės yra lygus, durelės dešinės pusės priekinės užsidaro, atsidaro gerai, langai 14 metų Audi, durelės tvarkingos, dešinės pusės galinis veidrodėlis be pažeidimų, priekinė dešinės pusės stojkė taip pat lygi, stiklas originalas, dešinės pusės priekinio stiklo dalis atrodo gerai, pažeidimų nėra, stogas lygus, viršų yra keletą mažų
įskilimų nuo akmenukų, bet labai minimalus. Dešinės pusės priekinis sparnas taip pat be išorinių pažeidimų. Su bumperiu priekinė dešinės pusės sparno pusė sueina gerai. Žibintas priekinis dešinės pusės taip pat tvarkingas. Bumperis dešinė pusė priešrūkinis. Centrinė dalis tai yra grotelės originalios. Apačia tvarkinga, radiatorius nešlapęs. Kapotas be pažeidimų, tarpai kairės pusės, dešinės pusės yra lygos. Stogas 135, stoikė priekinė 145, sparnas 140, priekinis 170, durelės kairės pusės vairuotojo. Du 115, 200, 180, 200, kairės pusės durelės galinės 150, 150, 155, 155, tai durelės kairės pusės vairuotojo buvo dažytos, kairės pusės galinis sparnas 130, 145, 145, 140, stogas, galinis dangtis 145, 155, 150, dešinės pusės galinis sparnas 160, 130, 155, stogas, dešinės pusės 135 galas, dešinės pusės durelės 150, galinės 140, 160, dešinės pusės priekinės durelės 155, 155, 135, o priekinė dešinės pusės stoikė 155, 150, priekinė stogo dalis 160, 150, gerai. Priekinis dešinės pusės sparnas 95, 80, 80, 90, kapotas 420, 340, 270, tai buvo keistas perdažytas, 225, 225, 220. Ir dar patikslinsiu dabar durelės pas mūsų vairuotojo perdažytus. Kairės viskas gerai, kairė pusė, tai perdažytos durelės ir kapotas išeina. Visa kita atitinka. Dabar vidinės dalis. Priekinė dešinės pusės rėmo dalis 130,
Sparnas matosi buvo keistas. Vidinė dalis dešinė pusė 120, gerai. 150, gerai. Dešinė pusė vidus 100, gerai. 120, gerai. Durelės buvo kažkada suktas, sukti varžtai. Taip, dešinė pusė hermetikas ant sparno lygus, kairė pusė hermetikas ant sparno lygus, dažai 115, kairė pusė vidinės dalis, sparnas 115, rėmo dalis vidurinė 115, apačia 145, gerai. Kairė pusė priekis, varžtai durelių šitų galinių kairės pusės nebuvo sukti, stoikė vidurinė 125, slengstis 150, stoikė priekinė kairės pusės 120. Durelių varžtai nesimato, bet lyg tai nebuvo liesti, nors durelės perdažytos. Taip, priekis kairė pusė, viršutiniai svirtis šiek tiek salenblokai yra patrukinėjęs, spyruoklė gyva, rėmos vidus. Kas mums yra svarbu, yra visi hermetikai lygus, kairės pusės stabdžio diskas tvarkingas, be išdėlimų, kaladėlių likutis apie 60%, padangos 22 metų, protektorius apie 50% likutis. Taip, kairės pusės slengstis iš apačios. Taip pat tepalų nesimato, slengstis lygus. Slengsčio galas kairė pusė lygus, padangos stovi kairiai pusė, galas tokios pačios, raštas toks pat, padangos BF Goodrich, kairės pusės galinis stabdžio diskas, taip pat geram stovi, kaladėlių likutis apie 80%, išorinis diskas šiek tiek yra pabražytas, kairės pusės išorinis lėtas ratlankis praktiškai be pažeidimų. Duslintuvas švarus, apačia graži. Iškart tada pasižiūrėsiu. Graži. Taip, akumuliatorius, varta, AGM, domkratas vietoj. Centrinis ratas taip pat vietoj.
Bagažinė švari. Viduj viskas yra. Rėmas kairiai dešiniai pusė nebuvo liestas. Bagažinė užsidaro gerai. Dešinė pusė duslintuvas švarus. Padanga dešinė pusė galas. Protektorius šiek tiek didesnis negu priekyje. Padanga vienoda. Metai 22. Stabdžių diskas yra apynaujas, sakyčiau. Kaladėlio išdirbimas. Taip pat apie kažkur tai likutis apie 80%. Dešinės pusės ratlankis tvarkingas. Slenkstis dešinė pusė, galas, viduris, apsauga yra, pažeidimų nematau. Priekis taip pat be korozijos, be pažeidimų. Tepalų nesimato. Dešinės pusės padanga atitinka visų kitų. Šiek tiek yra patrukinėjęs salenblokas virties viršutinės. Rėmo dalis, hermetikas toks pat kaip ir kairiai. Priekinis stabdžių diskas, dešinės pusės taip pat geram stovi, kaladėlis, likutis apie 50%. Dešinės pusės ratlankis šiek tiek yra pažeistas, padanga irgi šiek tiek pažeista. 22 metų. Iš apačios radiatorius matosi, kad nebuvo keistas, kaip ir sakė pardavėjas. Tepalų nesimato, apsaugos vietoje. Taip, dabar užvesiu mašiną. Užsiveda gerai, apsukas nešokinėja, vairas sukasi be strigimų, be pašalinių garsų, dėžė vietoj. Čiut pajudėjo, į draivą jokių dabar be jokių problemų. Dėžės stovi 8 pavarų. Dėžės šitos yra geros. Kairiai pusiai tiesus, tai yra dešiniai kairiai pusiai, rėmas hermetikas taip pat lygus, iki čia tikrai nebuvo daeiti, matom šiek tiek buvo lenktas laikiklis, bet man atrodo iki tos pusės tik ir buvo daėję. Longeronas, kiek matau, taip pat tiesus. Nesimato jokių tiesinimų dalykų. Ventiliatorių, tai yra televizorius plastmasė, tai buvo keista, nes turėjo būti šitą vietą pažeista. Kaip ir sparnas, kaip ir žibintai stovi valėjo.
Rido lygis yra normoj. Iš viršaus variklis taip pat švarus, turbina švari. Dalis originalios, viduj išdėjęs dalis, apatinės dalis be tepalų, pasisumpunimų, be tepalų pėdsakų. Galvos, dešinė, tai yra kairė, dešinė, taip pat savo. Taip, prasidėjo lietus, tai iš vidaus durelis tada neatidarinėsiu. Taip, durelių apdaila yra tvarkinga, mygtukai neišlaužti, langai užsidaro, atsidaro gerai. Tai yra kairės pusės panelė yra tvarkinga, vairas nedažytas, nesubraižytas, mygtukai veikia, garsas veikia. Neišlaužti mygtukai, nusidėvėjimas rankinėlės bėgių perjungimo yra natūralus, atitinka ridos, rankinis veikia, sėdynė taip pat kraštas nedažytas, nesiūtas, sėdynė veikia gerai. Dešinės pusės sėdynė, durelės, durelių apdaila nesubraižyta, panelė priekinė dalis taip pat nesubraižyta, liukas užsidaro, atsidaro. Jau neatidarinėsiu, nes lietus lyja, nenoriu, kad į saloną vandens papultų. Sėdynė dešinės pusės veikia gerai, porankis tvarkingas, mygtukai priekyje neišlaužti, nesubraižyti, oro reflektoriai neišlaužti, centrinis dirba gerai. Apiplovimo, stiklo apiplovimo prietaisas dirba gerai, aklosios zonos įsijungia, išsijungia gerai. Taip, galas, dešinė pusė durelių apdaila tvarkinga, sėdynės iš galo nesubraižytos, sėdynės galinės taip pat tvarkingos, sėdynė, durų apdaila kairė pusė nesubraižyta, sėdynė tvarkinga, viršus salono taip pat tvarkingas. Taip, liuko užuolaida veikia gerai. Kol užsikrauna kompiuteris, tai dar tada pasižiūrėsiu. Sėdinių šildymas veikia, jau jaučiu. Dešinė pusė palaukiam. Taip, priekinio lango apipūtimas. Sklendės veikia gerai. Taip, dabar kairė pusė klima, dešinė pusė. Čia jaučiu, kad jau eina šaltas. Kairė pusė šaltas.
dešinė pusė šiltas. Gerai. Taip, dabar pakeičiu zoną. Kairė pusė. Šiltas, dešinė šaltas. Dabar sklendės oro nukreipimo. Kairė viršus, dešinė apačia. Dabar taip pat ant kojų, eina ant kojų abidvi. Į viršų. Į viršų. Pradėjau pūsti į viršų. Tai čia viskas veikia. Parktronikai išsijungia. Įsijungia. Gerai. Toliau. Žiūrim, ką turim. Tires, tai yra padangų yra klaida, kad spaudimas yra padangų, galbūt čia iš seniau klaida buvo, bet svarbu neturim klaidų iš variklio, iš greičių dėžės. Turbūt padangų slėgis atsirado klaida apie 128-209, tai faktiškai prieš kilometrą. Dabar Optical Data Bus Interface, tai buvo klaida optinė, reikia žiūrėti pagal kodą. Optical Data Bus tai susijusi informacinės elektronikos taip pat, kada buvo atsiradusi. $128, tai prieš 840 km. Taip, dabar purštukai. Purštukų darbas yra praktiškai vienodas. Sodžių yra 14 gramų, tai leidžiama ten iki norma iki 20. Paskui jau reikia išvažiuoti padaryti regeneraciją. Kilometrus matom atitinka. Taip pat atitinka. Kilometrai, viskas yra tvarkoj. Taip, pirmo cilindro dar nepažymėjau darbo. Antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, visi dirba gerai. Tai va, garsas, aparatūra stovi, tai yra garso Bang & Olufsen, tai viena iš geriausių aparatūrų. Jeigu mėgstat muziką, tai ausim bus labai malonu. Klaidų nėra, o testinio važiavimo dar skanavimo padarysiu. Pasižiūrėsim, kas liks, bet abejoju.
Tai va, dabar važiuoju žvyrkeliu. Tai iš važiuoklės pašalinių kažkokių garsų nėra. Stipriai nespaudžiant automobilis važiuoja gerai, bėgiai persijungia gerai. Kažkokio diskomforto automobilį absoliučiai nesijaučia. Tai va, išvažiavom į tiesę, dabar šiek tiek pagreitinsiu, aišku, lietus neduoda. Bet tikrai bėgiai persijungia labai švelniai, automobilio iš šonus niekur netraukia, važiuoju saugiai, ramiai, stabdant, taip pat nei į pedalą, nei į vairą, jokių vibracijų nesijaučia. Taip, kruizas veikia. Paspaudus, nei dūmo, nei kažkokių galvojimų iš dėžės, iš variklio tikrai nėra. Numetant bėgius taip pat nei smūgių, nei kažkokių pašalinių garsų nieko nesijaučia. Nu va, padariau test drive, dar kartą praskanavau, klaidų nėra, tai mano išvada, automobilis tikrai vertas dėmesio. Man tikrai nėra jokių abejonių dėl to automobilio. Tai va, automobilį patikrinau, automobilis iš Amerikos, turėjo kairiai pusiai paviršutinį į kampą smūgį. Tai pakeistas kapotas, pakeistas priekinis sparnas, pakeistas priekinis bamperis. Iki lonžeronų daeita nebuvo smūgis, patikrinau, pasižiūrėjau. Amortizatoriaus atrama taip pat nebuvo paliesta. Iš esmės ryda tikra. Tai parodo ir kompiuteris, ir dokumentai, ir atvežimo į Lietuvą patvirtinantį ataskaitą. Nu ir matosi pagal saloną, pagal važiavimą, kad automobilis tikrai yra gyvas, yra prižiūrėtas, tvarkingas. Tai va, dėkui už dėmesį ir laimingai.